Labai brangus kanalo žiūrovai, tie, kurie įsijungė šį video. Sveiki, dėkui Jums už dėmesį. Iš anksto dėkoju už komentarus, dėkoju už laikus, ačiū labai. Tai padeda mano kanalui būti pastebėtam kitiems žmonėms, kurie nori tokių skaitimų kaip šitie. Tai ačiū, kad padedate vystytis kanalui. Dėkui, kad jūsų energetika priduoda energijos į šį skaitimą. Kviečiu visus atsipalaiduoti. Šnekėsime apie gegužės mėnesį ir ateinančius įvykius. Atsipalaiduokite ir leiskite nekontroliuojamai ateiti simboliams tiems, kurie iš tikrųjų yra skirti jums. Kviečiu visus, kurie gimė po ugnies ženklo stichija, tai yra avinukams, šauliams ir liūtams. Arba jūsų mėnulis yra tuose ženkluose. Taip, kad nieko nelaukdami pradėsime skaitimą, žiūrime, kas jūsų laukia, kokiuose aplinkybėse jūs atsidursite gegužės mėnesį. Ir aplamai su kokia nuotaika ateinate. Žiūrime, kas jūsų galvoje, kas jūsų širdyje ir kokie bus jūsų veiksmai. Ar viskas ateis į harmoniją? Žiūrėsime. Prieš skaitimą aš paklausiau, kokia bus nuotaika šio mėnesio ateinančio. Ir jums magnetukas sustojo prie definitely, tai yra tikrai, užtikrintai. Nebus abejonių, bus taip arba ne, užtikrintai. Toks užtikrintumas ateina šiame mėnesyje jums. Gegužės mėnesį padarysite labai svarbės išvadas, sako, bet jau tuoj pat jums ateina reikiami atsakymai. Sako, tiesiog galima ranką pasiekti. Kažkoks ateina mintise prašviesėjimas, kur jūs surandate atsakymus į savo klausimus. Ir tie atsakymai liečia jūs kaip kūrėją, žmogų, kuris kuria savo ateitį, žmogų, kuris kuria, pirmiausia, tai savo gal dabartį. Nuo to pradedame. Ir čionais ateina atsakymas, čia stovi tas kūrėjas, jisai su kauke. Žvakės neuždegtos ir yra kaukės išdėstytos. Ką jūs pasirinksite? Toks, pirmiausia, yra apgalvojimas. Ką man rinktis? Gal gegužės mėnesį prieisite tokį laikotarpį, kada jūs norėsite duoti savo laiko pagalvoti, ką jums toliau daryti, kaip jums toliau veikti ir aplamai kokią žvakę uždegti, kur savo šviesą, kokį kelią nušviesti savo, kur eiti, ką daryti, kaip atrodyti, ką sakyti. Kūrėjas viską apgalvoja iki smulkiausių detalių. Šita korta yra labai optimistiška korta, optimistinė korta, nes jūs esate tas kūrėjas. Jūs leidžiate savo plačiai mąstyti, apmastyti viską. Kaip jūs atrodo, suvokėte, ne tai, kad atrodo, bet pas jūs ateina stiprus suvokimas, kad tik tai nuo jūsų priklauso, kaip jūsų gyvenimas pasisuks, ką jūs toliau darysite. Jūs gausite į labai svarbius klausimus savo atsakymus. 3 lastos ir šitą kortą vadinasi sėkmė. Ir čionais išminčius, jisai sėdi prie medžio, atsirėmęs į labai didelį medį, tai yra jūs turite atramą stiprią, jūs palaiko protėviai, jūs palaiko aplinka, jūs palaiko ten, kur jūs esate, arba jūs susirandate tokią aplinką, kur jūs palaiko tokius žmonės, kurie padeda šitam kūrybiniam procese. Ir čionais žmogus skaito raštus, tai ar tai dokumentai pas jūs ateina, jums svarbus, kur jūs turėsite pasižiūrėti, paskaityti, įsigilinti į juos, ar tai jūs surandate informaciją, kuri yra parašyta raštiškai, gali būti ir taip. Bet žmogus šiandien sėdi žilas, tai yra kalba eina apie išmintį, seną, gilę išmintį. Arba jūs pats surandate tą žmogų, kuris jums padeda, arba jūs pats esate tas žmogus. Gali vieniems taip, kitiems taip, bet nežiūrint, ar jūs pats tas išminčius, ar jūs surandate išmintingą žmogų su išmintingais patarėjai, kaip išmintinga patarėja, nes šiandien yra proto, intelekto lygmenyje, kas vyksta, kas vyks. Tai yra arba labai svarus patarimas pas jūs ateina,
arba jūs pats savo surandate savyje išmintingą atsakymą. Atsakymas ateina dėl to, kad jūs turite jau patirties užgyventos. Taip, kad tą atsakymą pats generuojate. Šį mėnesį, ateinantį mėnesį, jūs susidursite su savo ego, va čia sako, atsisakyk ego. Jeigu jūs labai pervertinsite savo jėgas, arba jūs galvosite, kad tik tai turi reikšmės jūsų patirtis, jūsų išmintis, tai galite truputį nuklysti nuo kelio. Nes šita bokšto korta šioje kaladėje, čia yra pokštautojai vadinasi. Ir va šitie du žmonės, jie nusuko ženklą į kitą pusę. Tai yra, jūs klaidina. Bet šiandien daugiau ne kiti žmonės jūs klaidina, o jūsų ego jūs klaidina. Taip, kad būkite atsargus, nepervertinkite savo jėgų, tas gal per didelis pasitikėjimas gali truputį jūs suklaidinti. Tai sako, būkite atsargus, pasitikėti reikia savimi, bet kad tas pasitikėjimas netaptų arogantiškumu. Tai yra jūsų tiesa, kad jūs žinote visus atsakymus, kad tik tai jūs galite patarti ir taip toliau. Tai sako, čia yra tokia šešėlinė pusė, tai toks yra patarimas. Geriau būti kuklesniam, bet išminties, aišku, semtis tiek iš aplinkos, tiek iš savęs. Kas liečia širdies ploto jausmus, jūsų emocijas, rodo, kad visgi dar širdis prisimena kažkokias nuoskaudas, kurios įvyko artimoje praeityje ir dar vis nori išgyventi tai, pragyventi. Širdis turi irgi atmintį, kiekviena ląstelė turi atmintį ir jūsų širdies ląstelės vis dar atsimena tą širdgėlą, skausmą, gal ašaras. Kaip širdis buvo subraižyta, suraižyta, visgi dar truputį skauda. Kažkas tai nešėsi, gali būti emocinę naštą, tokius sunkius jausmus. Kažkas buvo kaip užsilipęs jums ant nugaros ir nurodinėjo, kaip jaustis, ką daryti, kur eiti ir taip toliau. Ir tai gaidys čia ant to žmogaus galvos, tai rodo, kad žmogus buvo agresyvus arba galėjo būti agresyvus, galėjo labai garsiai šnekėti, labai nurodinėti ir pat jūs turėjote kaip ir paklusti tam žmogui ir čia rodo į kalnus. Tai buvo kažkas tai su kliūtimis. Ir va šitas žmogus, jo nurodinėjimai, jo įsakinėjimai jums arba ta našta uždėta ant jūsų pečių. Jūs gal atsakėte už tą žmogų, kai priėmėte atsakomybę už kažką tai. Tai sudarė jums kliūtis, aptemdė jūsų jausmus, jūsų širdį. Jūs jautėtės prislėgtas jausmiškai, emociškai. Bet čia jau praeitis, taip, čia jau rodo, kad jūs ir tas žmogus lieka praeityje. Čia korta yra revizijos korta, 9 pentakliai, tai yra, kad jūs, va čia va kryžkeliai, jūs pasirinkote savo kelią, jūs pasirenkate savo kryptį ir jūs padarote reviziją. Jausmai širdimi jūs suvoksite, ką reikia pasiimti su savimi, o ką palikti praeityje. Inventorizaciją padarote jausmų. Rodo, kad esate komfortiškas vienatvėje. Vienatvėje nebūtinai fizinėje vienatvėje, bet kas liečia, kaip uždarote savo širdies duris tiems, kurie jums suteikia tik tai skausmo ar kažkokią naštą uždėjant jūsų pečių. Tai atrodo, kad jūs atsukusi nugarą ir dabar jau žiūrite į ateitį. Į ką? Į pažą lazdų, tai yra atsinaujinimas. Pažas lazdų, tai yra atsinaujinimas. Šioje kortų kaladėje tai yra mokslai. Edukacija, tai yra arba jūs pasirenkate eiti kažkokius kursus, arba norite, jūsų širdis to nori, ateina kažkoks tai troškimas, jausmas, kad jūs tą galite. Ir čia jūs padarote, kaip jau sakiau, atsikratydama žmonių, kurie jums buvo našta ir komforte su savimi, kaip kūrėjas, iš savo išminties, iš savo patirties, jūs suprantate, kad jūs turite savo kelią, savo likimą ir jūs einate savo keliu.
gyvenime, kad jūs negalite nugyventi gyvenimo už kitą žmogų. Šitas pažas lazdų, jisai perina į imperatorienės kortą. Ir čia yra žmogus einantis per dykumą su kupranugariumi. Ateinantį periodą pas jūs atsiranda pagalba. Kupranugarius yra labai ištvermingas, taip, ir jisai tas gyvūnas, su kuriuo ir reikia eiti per tą dykumą, kur dar tik yra saulė, ugnis, karštis, tai yra noras, troškimas. Ir tas kunigaikštis, atsiprašau, jeigu sakiau pažas, čia yra kunigaikštis lazdų, o kunigaikštis tai jau yra darimas, jau yra ne tik noras, bet tai yra ir žingsnis žengiamas į priekį. Ir tą patvirtina imperatorienės korta. Čia irgi žmogus eina per dykumą, eina, juda, kaip kunigaikštis juda, taip ir šita imperatorienė, jinai pradeda judėti. Kodėl jinai pradeda judėti? Jinai turi tą stiprų palydovą arba kompanioną ar partnerę į tai, į ką jūs galite atsiremti, kas yra ištvermingas, kas yra jum pagalba didelė, kas yra jum kompanionas geras. Kupranugaris, jis yra dykumų, stepių gyvūnas. Ir čionais jūs pasirenkate tokį partnerį, tokį žmogų, kuris turi navigaciją ten, kur jūs norite eiti, kur jūsų širdis nori eiti, ten, kur yra jūsų geismas ir troškimas. Acquisition tai yra kažkas yra įsigyjama, taip tai ateina per dilemą, įrodo du žmonės. Ir čia imperatorienė. Jūs čionais nepradedate nuo nulio. Einate plikomis rankomis. Jūs ten, kur eisite, gegužės mėnesį, bent jau jausmiškai širdyje, jūs labai gerai jaučiate, ko jūs norite. Įsigijimo korta, taip jūs kažką įsigijate. Ateinantį mėnesį, šitą ateinantį laikotarpį. Ir čia yra dar acquisition, galima, yra ir kita žodžio reikšmė, tai yra išmokimas, išmokti kažką tai. Ir čionais yra edukacija, mokslas. Jūs įgaunate patirtį, kuri yra jums pamoka, bet tai yra pamoka greičiausiai, kad jūs įvertinsite savo jausmų galią, savo širdies jėgą. Nes čia yra širdies plotė, jausmų plotmėje, pamoka surišta su jausmais, gyvenimo pamoka, kuri yra surišta su jausmais, kur jūs įsigijate ar išmokstate taip save vesti, kad investuojate savo jausmus ten, kur jum atsiperka, kur jum sugrįžta atgal. Taip pat kai kas gali sujungti save su kitu žmogumi, kaip įsigijate partnerį arba jūsų širdis atsiveria žmogui, kuris yra vertas jūsų meilės. Kai kam gali tai būti palikimas skausmingų praeities išgyvenimų praeityje ir ėjimas per šitą laikotarpį kaip mokinys, kaip imperatorienė, kaip moteris, kuri mokinasi vėl mylėti iš naujo, vėl pasitikėti kitu žmogumi, kaip atverti savo širdę kitam žmogui, kitai sielai, kitai širdžiai. Kas liečia jūsų veikimą, veiklą. Realizuojate save veikloje, kas be ko tai yra suvokėte, ką jums reikia daryti, kad jūsų likimas pasisuktų ten, kur jūs norite jį pasukti, į sėkmę, į jūsų laimę. Ir čia yra aušros korta. Čia sako aušra, kaip kyla saulė, saulėtekis, kaip kareivis tas, kuris patyręs jau daug gyvenime. Jūs visgi suvokėte, kad be jūsų niekas nelaimės jūsų gyvenimo kovos, ėjimo į pažangą, ėjimo į savo sėkmę, savo laimę ir jūs nepasiduodate. Čia žmogus susiėmė šoną, gal net tiek turite jau energijos, kiek pavyzdžiui jaunystėje turėjote. Bet visgi, čionais jūs su maža pertraukėlė vėl pasileidžiate į kelią. Vėl jums krenta, čia yra egoizmas ir šešėlis, jūsų šešėlis. Vėl sako, tiek intelektualinėje plotmėje, proto lygmenyje, tiek savo veiksmuose jums patarė kortos truputį kontroliuoti tas užgaidas, tos norus, kur patenkina tik tai jūsų poreikius. Reikia čionais jums būti truputį atsargiems,
kad ėjimas ten, kur jūs norite eiti, nepakenktų kitiems. Taip, jūs turite visišką laisvę kurti savo gyvenimą taip, kaip jūs norite. Bet čia yra labai stiprus perspėjimai, saugotis, kad tai nebūtų ėjimas tik tai iš egoizmo, iš egoistinių sumetimų. Taip pat žiūrėkite, kad ir jūsų aplinkoje nebūtų žmonių, kaip pritraukite šešėlį savo. Žiūrėkite, kada žmonės veikia iš tik tai egoistinių sumetimų, ar tikrai jie turi nuoširdžius norus jums, pavyzdžiui, padėti, su jumis kartu eiti per gyvenimą. Ar nuoširdžiai jie jums patarinėja, kad nebūtų tokių šešėlinių dalykų, kur jūs galvojate, kad žmogus yra vedamas geranoriškumo, o iš tikrųjų jisai turi savų interesų joms tai daryti. Lygiai taip pat ir jūs, nes čia rodo, kad jūs įsigijate žmogų taip šalia. Man rodo, kad jūs visgi ne viena čia veikiate šitame mėnesyje ir realizuojate save. Bet dalykas yra tame, Mėnulio korta sako, jūsų kelyje yra ir priešų. Yra priešų, kurie irgi veikia iš egoistinių sumetimų. Ir tai yra jūsų šešėlis, kaip jūs kuriate savo aplinką, jūs esate kūrėjas. Prašau man atleisti, aš nesakau, kad jūs šiandien egoistai, taip? Prašau taip priimti labai plačiai. Aš nepirštuoju į nieką, tai tik tiek noriu pasakyti. Mes visi kartais pametame kelią dėl takelio, kad kartais mūsų maži norai mus nuveda nuo kelio pagrindinio ir mes patenkiname tuos mažus kaprizus ar mažus norus. Dėl to, kad mes norime įrodyti patys savo, kad mes tą galime. Bet korta sako, tada tik tai priešai pasidžiaugs, nes jie gali jūs gundyti kažkokiais mažais kaip trupinėliais. O Mėnulio korta sako, palaukite aušros, nušvitimo, saulėtekio, nes Mėnulis yra naktis, tamsa. Palaukite, kad jūsų tas fortūnos ratas, tas sėkmės ratas suktųsi tikrai į sėkmę, kad ten, kur jūs einate šitame laikotarpyje, kad jisai būtų nušviestas saulės, kad jūs matytumėte, kur jūs einate. Neikite tamsoje, ta prasme tamsoje, kai aš sakau, aš turiu omeny, kad aklai nedarykite dalykų, kad belę daryti, arba dėl to, kad jūs negalite sėdėti susidėjęs rankų. Veikti vien dėl to, kad veikti, čia nepataria. Čia sako, apgalvokite, labai apgalvokite, ką darote. Labai apgalvokite ir gal kuriem ir trūksta to ego. Žiūrėkite savo interesus. Gal atvirkščiai. Kai kas žiūri kitų, patenkina kitų egoistinius norus. Taip, kad čionais turi būti subalansuota viskas. Dabar vėlgi, realizacija yra tame, kad vėl prasideda naujas ciklas jums. Nuo gegužės mėnesio jūs vėl tojatės ant naujo kelio. Tie atsakymai, kurie pas jūs ateina, jūs nukreipia gyvenime į naują kryptį. Nauja kryptis yra, kad dabar jūs jau netenkinsite kitų norų, o jūs tenkinsite savus norus. Tai, ko jūs norite. Kad gana yra gana, ta prasme, užtenka kitiems reikalauti iš jūsų atsakomybės už jų gyvenimą, ar jums nurodinėti, ką jums daryti, ką jums galvoti, ką jums jausti, ir ką jums mylėti ir ko nemylėti. Tai sako, kad jūs šiuo metu, jūs veikiate eidamas savo keliu. Tik tai vėlgi, dar kartą kartoju, palaukite, kol jūs matote, kur jūs einate. Kad nebūtų paslapčių, kad nebūtų priešų, kurių jūs negalite pastebėti, nes jūs, pavyzdžiui, per greitai nusprendžiate tai ir tai daryti. Pagalvokite prieš darant, pažiūrėkite, ar surinkote visą informaciją, ar turite visus faktus, ar aplinkybės yra palankios, fortūnos ratas, sulaukite to ciklo, to periodo, kada jūs galite veikti palankiose aplinkybėse. Mėnuo gana nėra gal toksai lengvas kaip pūkas, žinote, jūs nepraskrisite pro gegužės mėnesį kaip tas balandis su baltom plunksnom, bet jis yra
gana vingiuotas jūsų tas kelias, nes čia rodo pasirinkimus tuos, kada jūs turite rinktis, įrodo 2 kartus, kad jūs norės kažkas tai suklaidinti arba parodyti jums priešingą kryptį, kaip ir anksčiau. Gali būti žmonės iš praeities, dar vis išlenda iš tos praeities ir sako, bet eik ten, nedaryk to, daryk tai. Tai šiuo metu man rodo, kad reikia visą laiką duoti laiko apgalvoti. 4 kardai sako, čia žmogus, jisai turi visus įrankius, jis gali, šitas Stalius Baldžius, jisai gali dirbti su tuo medžiu, bet jisai nedaro to, jisai laukia, jisai pertrauką paima, jam reikia apgalvoti. Mėnuo yra labai kūrybingas, mėnuo yra labai svarbus mėnuo, nes kada kūrėjo korta iškrenta, taip 2, tai yra dilemos, tai yra klausimai, tai yra apsisprendimas daryti tai ar tai. 8, į begalybę, tai reiškia eina į sėkmę. Tai įsivaizduokite, jeigu begalybė ženklas, taip mes turime begalybę ir 2. Tie pasirinkimai mus veda į begalybę, į begalinę sėkmę. Tai yra ilgalaikis poveikis tų pasirinkimų. Nes mėnulis tai yra dar turėjimas drąsos eiti savo gyvenimo keliu, nežiūrint į kitų norus, nežiūrint į kitų užgaidas, nežiūrint į kitų dominavimą, kontroliavimą, egoistinius sumetimus. Nepervertinkite savų jėgų, bet ir įvertinkite save. Įvertinkite savąjį aš. Jūs esate likimo kūrėjas. Sustiprėti viduje, kad jūsų širdies raumuo vėl taptų tamprus, kad jis nenutrūktų, kad jo negalėtų pažeisti greitai. Reikia užgrūdinti širdį. Nes visgi fortūnos ratas, tai jisai jūs nori pasukti kitą linkmę gyvenime. Bokštas. Gali būti taip pat, kad sugriūna jūsų ego. Jūs atsisakote ego ir bokštas. Žaibas, jisai muša į bokšto viršūnę. Karūna, ego. Jis nukrenta. Ir čia sako, atsisakykite ego. Tai reiškia, eikite į širdį. Ego tai yra, ką aš galvoju apie save, ką galvoja apie mane, kaip aš noriu, kad į mane žiūrėtų, kaip aš noriu, kad mane vertintų, kaip aš save vertintų. Suprantat, per daug yra tokio aš, kaip kiti, o kaip aš. Mėnulis, paslaptis. Ego mėgsta paslaptis. Aš paslaptingas, jūs nežinote manęs, jūs dar nežinote, ką aš galiu. O jūs kūrėjas, jūs Dievo vaikas, paslapčių nėra. Jeigu jūs nuoširdus savo, kokios paslaptis? Jums nieko nereikia, jūs atvira knyga, jūs Biblija, jūs rašote savo Bibliją gyvenimo. Jūs einate ten ir darote tai, ką jūs galvojate ir įsitikinusi, kad reikia jums šiuo metu daryti. Jam nusišvilpti, ką kiti galvoja apie jį. Vos nepasižiūrėkite į save, prieš tai, kaip žiūrite į mane. Tai gal tiek būtų mano brangos avinukai, liūtukai ir šauliai. Visi jūs esate nuostabūs žmonės, ugningi, entuziastingi. Visi turite tokią charizmą. Esate tie truputį egocentriški, taip. Jūs turite tai, iš jūsų tai netimsi. Na ir gerai, ir turėkite, ir puoselėkite, ir eikite savo gyvenimo keliu, eikite ten, kur nori jūsų širdelė, kur protas irgi neprieštarauja tam. Aš jums linkiu kuo didžiausios sėkmės gyvenime, ne tik tai gegužės mėnesį, aplamai aš jums linkiu sėkmės. Visa širdimi su jumis, iki kito malonaus. Čiau, čiau.